galima tiesiog įkvėpti kaip dėkingas žmogus, kaip mylintis žmogus. Ir čia yra subtilus momentas negalvoti, nesugalvoti, kaip jis tas dėkingas, ar kaip tas mylintis atrodo, kažkaip taip, ar dar kažkaip. Tiesiog nežinant nieko. Pavyzdžiui, kai jūs nežinot, ar ne, kaip kvepia, pavyzdžiui, šitas smilkalas, ir jūs tiesiog įkvepiat ir sužinotumėt, kaip jūs kvepia, tiesa, kaip jūs uosot kvepalus, sako, pauostyti, ne? Ir jūs tuomet sužinot, kaip jie kvepia, tiesa. Kai sriuba, ar ne, sako, aš tau pavaiščiuriau sriubos, ar ne, ten moteris ir jisai prieina. Ir jis sužino iš kartą patį akimirksnį, kas tai yra. Tai ir taip pat lygiai, ir visi tie kvapai įeina į visą struktūrą, visas ta puokštė, sako, vat, tuose kvepaluose yra toje žemutinėje gamoje tas, aukštutinėje yra tas, ir toje sriuboje yra ta, nuo to iki to. Lygiai taip pat į žmogaus sistemą gali įeiti tas kaip. Net jeigu jūs nežinot, jeigu žmogus, pavyzdžiui, jis nežino, jis niekad nemylėjo, pavyzdžiui, jis niekad nebuvo dėkingas, kaip ir tų kvepalų, kurių jūs niekad neuostėt, pavyzdžiui. Bet žmogus tiesiog sako, aš įkvėpsiu kaip. Tik tai nereikia galvoti protu, va čia tas toksai yra, kadangi tai yra subtilus jau momentas, jeigu negalvot kaip, o tiesiog leisti įkvėpti kaip. Ir įkvėpiu, nežinau kaip, ir įkvėpiu. Ir darau tai vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Pradeda vykti kažkas. Nes jūsų yra ketinimas, jis jau yra veikiantis, jis jau yra čia ir dabar. Ir jeigu tik protas netrukdo, o leidžia įeiti, net nieko negalvoja ir nesitikė. Nežinau kaip, aš nežinau, ką reiškia būti tokiu, ar dėkingu, ar mylinčiu, ar dar kažkaip. Žmogus, kuris, pavyzdžiui, niekad nematė sniego, jis nežino, kas tai yra. Taip ir čia. Galime to nežinoti ir tai nereikia net žinoti, bet užtenka tą įkvėpti ir tai gali įvykti. Ir jūs galite užsipildyti to. Tik svarbu, kad nepradėtų vertinti ir nesistengtų jaustis tuo. Nereikia stengtis jaustis tuo. Kaip ir aš padėsiu tam įeiti. Nereikia padėti. Žinot, kaip tam filmuką, kaip tam briedžiui tas zuikis vis norėjo padėti užmigti ir ilsėtis. Ir protas būtų šito besistengiantis padėti tam įeiti. O reikia tik įkvėpti, nieko apie tai negalvoja. Ir tai gali iš karto įeiti žmogaus sistemą. Tai yra labai subtilus jau kvėpavimo valdymo dalykai. Tai yra tarsi, kai mes būnam ištroškę, mes galvom, kaip čia save pagirdyti su šlapimu, mes tiesiog išgeriam ir vanduo nubėga ir jisai sudrėkina ir jisai atneša poreikį drėgmės. Taip ir tai, kas ateina su kvėpavimu, jisai tiesiog įeina. Juk žmogus ir mes tai visi darom tai nesąmoningu būdu, kai ten nėra dėmesio kvėpavimo. Ten yra kažkokia atsitiktinė mintis nesuvokta ir tai įsminga žmogaus sistema, jo protą, į emocijas, į visą fizinį kūną. Ir tai daro žmogus nesąmoningu būdu kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę. Tik tuomet ten nėra sąmoningumo. O tarsi kažkas ateina nesąmoningai ir daro įrašus. Tai dabar reikia padaryti atvirkščią dalyką, kad protas tame nedalyvautų, būtų tik kvėpavimas ir tas ketinimas. Ir jis tiesiog ateis.